Trenkim Subaru pakeliui. Zdarova, mėly bičiuliai, šiandien pirmadienis, kaip matėt lauke, daug sniego, variantų nieks nesiūlo, nėra, mes sumastėm su šaikelė nuvažiuoti, pasivažinėti su džipais. Turiu Outlanderį, kur senai nupirkęs, nieks jo ten neperka, turbūt jau užstatą žmonės paliko, nes jau aš pusantrą mėnesį laukiu, man atsibodo laukti. Tai turim draugą vieną su Lexusu džipu, kitą turim su šitu, su Porsche ir aš važiuosiu su Pajero. Lėksim į mišką, prasilėk prasniegai, kokį kalną užvažiuot, ką nors įdomaus galbūt jums parodyt. Aha, turėjau virvę, kažkada sakiau, kad turiu, jau matau, kad neturiu, arba čia gal netyčia jo. O, virvę turiu, pasimsim virvę. Paimsim krakadzylikus ir dar paimsiu pirštinės, mažą ką, ir šluotą paimsiu. Tai va, susirinku visą mantą. Bulium, turiu sunkius dar. Va, važiuos tokie va automobiliai. Žiūrėkit, su vienu lieks ponas Lukas, senai matytas. Su Porsche, kaip jūs galvojat, Cayenne'as 4.8 ir daug ką gali. O kitas važiuos Lexusas. Lexus'e koks variklis? 4.7? Benzas ar dizelis? Benzas. Tai va, du juodi šitie, o mes gazuosim su Pajero. Nes Outlanderį negazuosim. Ne, tai aš galvoju, kad... Tai su Toyota lėkit. Su Toyota? Antroso. Tai ką, važiuojam užkursim, ne? Romka. Oi, Romka, žiūrėkit, yra. Romka su dviračiu už galą važiuos. Su Mersu. Su Mersu? Jo. Žodis? Ne žodis. Ne? Ne žodis. Kas čia darosi su kamera, nesuprantu. Nu ką, važiuojam, Lukai? Gerai, važiuojam, pažiūrėsim, ar užsikursiu su pirma Pajero. Tai va, tai parodysim jums biškį kitokio kontento, ką veikia pirikūpai laisvalaikiu, kai nėra variantų. Sėdėjom ir nusprendėm, kad toj baigsis sniegas. Sako, Lukas, važiuojam. Kodėl vat fokusuoja tą veidą, blemba? Kaip man jį nuimt? Tai ladna. Nu ką, einam pažiūrim. Ar Pajero po šitiek metų užsikūrus. Tiek laiko atstovėjęs gyvulys, a? Nu, pakraiškės irgi ne pačios geriausios. Nežinau, kaip ten bus. Važiuoja visi su džipais, bet pakraiškės tai tokios savo. O, čia vapšė plikos. Nu. Įdomu bus. A? Tai kad pakraiškės plikos? Nu, pažiūrėk tu. Pakraiškės tai čia silnios. Silnius, kaip mes čia v gūrų važiuosim su tokiam pakraiškėm. Sakiau, su Outlanderiu važiuojam. Atsirakina. Bl***, nu. P***. Ne, aš galvoju, kad reikia važiuoti su kitu džipu. Su to, kur smirda jame. Jisgi ne bilda ar bilda? Bilda? Bet tai čia matė kokios padangos? Ne kokios? Nu, bet pas mane ten Outlanderį, tai padangos ir jausnas nors. Kaip jūs galvojate, žiūrovai, kas geriau? Ar smirdantis Outlanderis? Ar nesmirdantis Pajero, bet su plikom padangom? Plikom padangom. Nu, kaip plikom? Nu, jos tokios savo. Priekinės tai išvis tragedija, nu. Priekinės tai labai ne kažką, visai ne kažką. Reikia oro nuleist bent iki 2 ir kažką daryt. A? Nu, pas Luką aš galvoju padangos prastos. Čia pas Luką tai čia figienos padangos. Nu, mėsos kiek yra, mėsgalių. Ne, nu va čia, va tai galėtai dar tokios irgi. Pusė velnio met kvadratinės.
Nu, aš iki 2 pravažiuosiu, pažiūrėsiu, kaip čia bus. Oi, taip ar taip reikia užkurt. Jau senai nebuvo kurtas šitas žvėrys. Oi. Ką žvėriuga užsikūrė? Žvėriuga tai užsikūrė, bet padangėlės tai nedžiugina manęs visai. Visiškai nedžiugina. Kur tas šepetys mano? Jeigu kad pavasarį ištrauksi. Kur šepetį padėjai? Aš tai sakau, kad reiktų važiuoti su to kitu džipu. Nu, čia šita technika man nedžiugina manęs kol kas. Švaru, gražu. Ką, čia iš karto 4 įjungt? Nu. O. Žiūrim, ką iš čia. Kas iš čia? O ko iš čia prišalęs? A? Jis važiuot nelabai nori. Ko tai? Važiuojam pažiūrėti, karoči, kito džipo padangų. Nes nu šitas man, nusakau, čia. Jis didelis, tikas iš tų 4 varomų visi važiuos ir sniegą apsios stovės su tokiam padangom. Ten tai nors padangos normalios. Bandė tam, brats. Tam tai? Nu plikos padangos, žinokit, nieko čia nebus su šitu. Aš turiu normalų dar vieną džipą su gerom padangom. O, mėsos kiek nori. O, pažiūrėk. Tai čia eisim kaip bėri su šitu. Jeigu aš jau nesulūščiu, geras džipas, kur raktai jo? Nu, lieksim vis dėlto su šitu džipu. Šito ir netaip gaila bus, jeigu maža ką. O čia technika patikrinta, čia medžiotojo mašina buvo, tai. O ten tai padangos prastos, o čia pažiūrėk, kokios padangos, nu, pažiūrėkit. Nu, čia mėsos, jūnut sakiek. Nu, o čia padžerikas, tai čia padangėlės labai nu, plikos, va, nėra padangų, nu kur čia su tokiu važiuot? Nuspręsta, važiuosim su Outlanderiu. Nu, va, langų skysčio užsipilta. Langų skystis užpiltas, traktorius paruoštas važiavimui, aišku, ne Lexusai, čia tie nauji yra Porschai. O vagi koks raudonas. Galinis tiltas vietoj būtų. Tiltas, ne, bet pakraiškis, aš dar jūs temsiu, pažiūrėsim, kas tada kolchoznikas. Kaip reikės iš balotos išlūptą Porschą. Pažiūrėsim, kas kolchoznikas. Viskas, karočią, šokam į Lexusas, Porsche ir į raudoną braškę. Ir licim. Biškį jums parodysim, bet tai čirsim ir da. Vėl tokiom kojom neplautom seną. Čia gerai, gerai. Paskui pakomentuokit, ar jums patinka tokios perikūpskos pramogos.
Kas toliau? Nu kaip, Lukai, emocijos? Нормально, да. Нормально? Biški bamperio gaila. Čiut razį. Bet ką daryt, nu? Kas toliau mūsų laukia? O kaip čia lipam? A? Per... Provėžos labai, prabūjim va tam mūsų prabūjim sektukolį karą. Viskas tik žiūri, trach, kibidach, trach. Ten provėžos didelės. O kaip čia užvažiuot? Čia jau tiesiai nebent rūrint. Karočią, kaip jūs galvojat, kas dabar bus? Ogi Poršas bandys kalną veikti, nes pamiršom cigaretės viršui. Tai karočią, raus į kalną. Bandysim pafilmuot. Į kalną labai nelipsiu aš turbūt. Aš jau nusiridinau čia vieną kartą šiandien. O, blemba. Mikrofoną pamečiau. Mikrofon. Чекайте, стратил микрофон, ну. Antradieniukas pas mus, mikrofoną naujo turiu, nes tą vakar pamečiau, kaip matėt. Atvažiavau pas Ignelį, senai matytas. Paklauskit, kaip sekasi Igneliui, galit parašyti komentarą. Gal paimti Ignelį kažkur kažkada su džipais prasilikti ar padirbėti, kaip galvojat. Tai va, išgelbėjau, davė mikrofoną, nu turėjau aš tam pasidėjęs. Koks? Pulkotukas, tavo sudrožęs buvau, tas jau dingo. Žvėris per jau kalbės, tuose miškuose, kur vakar buvom. Tai va taip, toks va antradieniukas, dar turim rytą, 10 valandų, bet reikia kažką varį daryti. Vakar išbandėm jėgas su Outlanderiu, Porschu ir Lexusu. Šiandien bandysim su Škoda ir su Subariku. Ir dar važiuos kažkokia jokinga viena mašinėlė, Robčiko. Bandysim vis tiek šturmuoti tą kalną. Varianto vis dar nėra, tai reikia išbandyti techniką. Tai valausi sniegą ir žiūrėsim, koks pravažumas Subaru. Škodos ir dar kažkokio triperiuko. Ką Robertas gali pakomentuoti? Ką Robertas pakomentuos? Sakau, Subaru čia atrodo man rimčiausiai. Jo, pažiūrėsim gilėje. Bernardai, kaip tu galvoji? Viskas bus gerai? Žiūrėk, kad Robertas su kokios spuogų lekia. Visi, važiuojame į tą pačią vietą. Bandysim, žiūrėsim. Komentuoja, kad Subaru Vo automobilis. Vo. Tokie visi Outlanderiai, tai čia šūdų krūva. Benzas turi būti, džipas ir panašiai. Nu, bet ir Škoda man važiuoja. Vakar su džipu čia konkrečiai slūžom. Pažiūrėsim, man tas kalnas įdomiausia, mes įveiksim ar ne.
Nu ką, bičiuliai, va čia prasidės tikras patikrinimas automobilio. Šitą va nuokalnę. Šitą va. Su ją reiks nusileist ir įkilt. Va. Va čia va stovės Arturka ir filmuos. Va čia mes pasitikrinsim. Kaip... Что? Ką, Robertas eina? Это смертник, нахуй. Он боится уже, под машиной подъезжает. O kalnelis toks nemažas. Не мажас. О, пришел, не? Ой, Шкода не сдается. Это не сдается вообще. О, пошла. Все. Снова. Опа. Смотри, какой я долго. Бронзовый. Ой, лупа на место встала, смотри. Ой, лупа починилась. О! Не. Čaikam. O ten šakos, o pažiūrėk kažkokios. Važiuok jau. Kelių kitų nėra. O, kelias, matai? Nu. O čia šakų pridėta, matai? Durnas tu? Pačiukai. Ne, O čia ką ne. čia Bernardas sakė, pravažiuosim. Kur čia pravažiuosi? Давай я пойду посмотрю. Po trapinkė, o taip. Tai išnešim tą. Давай, Čia nusileisim ar ne? Tai aišku. Viškį tą kampą paimsi ir viso.
ką, turim gražią saulėtą dieną, palaukit, šiandien pas mus turbūt, kaip suprantu, yra antradienis ar trečiadienis šiandien. Trečiadienis. Tai vat vakar porą dienų matėt važiavimo į mišką, šiandien gavom 2 ypatingus pasiūlymus. Tokių mašinų jau ne vis laik suteiksi gatvėj, bet mes neįsivaizduojame kainos, tai vat biškį parodysiu, ką čia apsižiūrėjom. Kelintų, sakėt, jisai metų? 72. O toksai vazas automobilis. O, tokį galbūt aš netgi pirmą kartą gyvenime matau. Kaip tas kapotas čia pasikelia. O. Kur iš čia cholera? O ten. O, kur jau vienuose automobiliuose čia variklis stovi. Pazaza dar čia tik tai zapaskė laikosi. Zapaskė. O va. Duratai va ten. Jo, duratai dar va čia. Čia va. Turim salūną, jie sakė, atstovėjo 7 metus. Šitie automobiliai. Niekas nebeeksploatavo. Čia va turim variklį. Bagažinės skyriai. Tai gerai, kad jie dar čia pastogų, jie būtų, jeigu nepastogų, tai čia būtų chana jau viskas. Nu ir Passatas. Passatas tai čia tautovežis, kaip sakoma. Aš manau, kad net Passatas ir po 7 metų stovėjimas net gal ir užsikurtų. Plajo raktai yra, ne kažkokie? Nu, čia aišku ne dabar, bet ta prasme, nuvažiavus ten užpilusiam dyzelio, pažiūrėjus, kai filtrai viskas, nu, Passatas tautovežis, mano dėdukas dar su tokiu važinėje. Tokį automobilį tai aš matęs, va tas vazazas, tai tokio jau nelabai. Čia pasidar ir Rida 363, galimai gal netikra. Būtų įdomu pasitikrinti per Carvertical, ar tikrai šita Rida tikra. Nu tai vat. Kapotą Passato buvom atidarę. Galim pabandyti pakelt. Op. Skambina dar, kad yra kažkokia gyvatė. Laukit. Nu tai vat. Variklis dar tepalė, tai kai viskas gal ir gerai. Tai va tokie va piragai irgi dar nesupuvęs. Kaip be būtų keista. Laukit, plakykit biškį. Taip, čia gal pridėti normaliai. Op. Tai va tokie piragai. Tai ką jūs galvojat? Jūs dar turbūt pagalvosit, jo? Na, jeigu 100 dar pridėtume. Nežinau, kitam stalam. Prie didžiausių norų norėčiau pridėti, bet negausis paskui, kad reiks savus tiesiog tai paimti ir išmesti. Nesgi žinot, irgi kažką norim ir užsidirbti, bet čia tai tikrai metalas, va čia šitas automobilis. O čia, mačiau, yra toks už 1900 autopliuse, bet jis kaip naujas. Su 40 000 ridos. Nu, jis kaip naujas, ta prasme. Važiuojasi, technikinė pasi 5 metai. Tai kad nupirkti už daugiau, ta prasme, nu, tai čia nu, finansiškai nebeapsimoka. Nieko šių daryti. Tai va, tokie va piragai. Nu va, kaip matėt, apsižiūrėjom ZAZ ir Passatą. Aš pasiūliau už 2 automobilius 500, nes jie nekurti 7 metus. Nu, ten iš jų jokios naudos, tiesiog iš idėjos būčiau nupirkęs, net nežinau, ar būčiau užpliusinęs ar ne. Bet tas įdomiausias buvo ZAZas, būčiau gal apklijavęs kažkaip, kažkur pastatęs, gal net pabandytume jį užsikurt. Bet sakė, dar pasigalvos, nes norėjo bendroje sumoje už tos automobilius 800, nu tiek aš tikrai negaliu mokėti. Tai vat, tai kol kas tokios takelės, bandome judintis kažką toliau. Nu ką, baigėsi pakatuškės, prasidėjo darbai. Nespėjau nufilmuoti, nes jau atlėkė perikupai, bet kaip aš sakau, kartais gerai būti ir ne pirmiem, o antriem. Ir štai mes nupirkom tokį va Subariką. Gal lėkėm į pakatuškės, ką? Už 600 €. Moteris jau technikinė nepraėjo, bet tai ten kažkokių didelių problemų nėra. Nuvarysim į servizą. Patvarkysim defektus, kas yra tiek lapė. Ir manau, praeisim technikinę savo hodų iš antrą kartą. Taip, Artūrai?
Įmetė Chevrolet Artūras, sakau, į miestą, tai sako, Šrotas pasiima, taip? Taip, atvažiuoja Ukraina, tai turėtų paimti. Sako, nuleisimas 50 eurų, sako, atvažiuoja pasiemu. Tai ukrainiečiai atvažiuoja paimti? Vėl Šrotas ukrainietiškas. Tai gerai, kada bus? Lagaisu, ką tik įsiunčiu, tai turėtų neužilgo atvažiuoti. Nu, atsimeta Chevroletą, kur pirkom pakeliu, kai važiavom kažkokios mašinos. Karočią naktį pirkom baltą tokį, kur variklis tuksena. Tai vat, tokie tie reikaliukai vienu žodžiu. Tai va toks va gražus Subaru, nuo automato viską nupirktas su 600 euriukų. Važiuojam į Elektrėnus, pasiūlė Toyota Corolla Verso. Tai prisijungsime tenais. Negaliu susinervinęs baisiai, karočią. Kur sakiau, Toyota važiuosim pirkt, susidurėm su žmogum, viską už 600. Trenkim Subaru pakeliui, vapšie pakeliui, net ne pakeliui trenkim. Dabar reiks važiuoti apsisukinėt, pasiminėt, važiavom iki Vėjo, va ženklas, Maišiagala, Kernavė, Trakai. Paskambino, pardaviau, atvažiavo kiti nupirko. Būna ir taip, būna ir taip. Labai nemaloni situacija, visiškai nemaloni. Nervas paėmęs, nors, net nežinau, vairą nulupta. Nuo šito, panelė šitos. Keiktis negalima daug. Karočiui statė mum tokius varagus. Nenupirko mašinas, sudeginom kūrą. Be reikalo lėkiam, karočiui nupirta mašina ir... Ragų kontora. Tokie va ragai. Negražu taip elgtis su žmonėm. Aš taip nesielgiu, jeigu pasakiau, kad lauksiu mašinos. Tai aš ir lauksiu pirmo kliento. Kaip bus, tai bus. Ne. O čia ragas suklijavo. Nu nieko. Kaip aš sakau, Dievas ne frajeris, visko mato. Manau, tam žmogui grįž karma. Nors perspėtų kažką, dar kažką, kad dar kažkam skambinau, siūliau, kažką dariau, tai nebūtų to pykčio tokio. O čia va, lygioj vietoj skambinamės jau Vievi, iki jo rodo navigacija, rodė, va, jau dar dabar mums rodo 12 minučių, rodė iki jo 9 minutės. Viskas, sako, pardaviau jau, nevažiuokit. Tai kaip nevažiuot? Nu, viskas, ragai. Tai tiek, karočią, važiuojam bananą, pažiūrėt, kurio irgi nepirksim, nes neturiu nuotaikos. Po tų visų nervų pamiršau pasakyti ir nufilmuoti, kad aš tą kamerą, karočią, sudaužysiu. Pamiršau nufilmuoti ir pasakyti, karočią, kad nupirkom gimės ne kągi kitą, turbūt pigiausią rinkoje bananą. Už 1500. Juodas. Gražus, visas gražus. Nupirkom važiuodami atgal, mes jį važiuodami atgal pažiūrėjom, iš karto kaina buvo 2000, mes jų nepirkom. Pasiūlėm savo kainą, dėrėjomės ir paskui mum atvežė jį va tiesiog į rajoną. Techo neturi, aišku, registracijos neturi, 3,5 benzas dujos, važiuoja gerai, traukia gerai. Tai va toks va daiktas už 1500, šitą daiktą sakė būtų nupirkęs Bernardas, jeigu nebūtume dėjęs skelbimo. Tai Bernardai, jis dar vis gali būti tavo. Nu, bet tai gali būti biški pigiau. Nu. Va taip, Bernardai, labas. Girdit? Sveiki, turiu bananą už dvūškį, aš tik tai... Kelnis nusimaunu. Ir bėgi pirkt. Bėgi pirkt, o dabar tik tai story cin. O dabar jis viskas story pamatė, kad skelbimas įdėta. Skambina. Ir viskas, ir sako. Всё, да, babirka tik. Nusileido, bet jeigu kainą padarėm tokią gerą, ne? Ne, niekaip jau, niekaip. Liūdna man. Liūdna, ne? Jau liūdna, kad jisai, nu, всё. O Bernardo, čiagi Bernardo mašina, aš grinai matau Bernardo mašiną. Kažkaip jis jie ten, va tai va, parduota už brangiai. Reportažė tokios naujienos. Prilėkė Bernardas, sako, vis dėlto aš su juo pralėksiu. Aš tik tai buvau kalbėkit, jeigu... Bernardas turi valią dar kalbėti, o su šitu jau sukirsta. Tai, bet sako, duosim Bernardui žodį tartas paskutinį. Tai žinokit, čia va tokie tie nuotykiai, nuotaikos nebuvo. Šiandien norėjau stiklai šį bašinti, karočią Merso, kaip mane šovė ragų man ant mašinos. Vievi, įsivaizduojat? Nu tai va. Kainą sakyk, krikščionišką dar padarinį. Nu dar padarinsim, tikrai ant kūro paliksim. Tai kiek čia ta kaina? Nu 2 štukas pėm. Ne, tai buvo 2. Kaip 2? Kažkur buvo 2. Tai čia nebus jau krikščioniška. Sakirtam su Robertu už 2000, Bernardas galvoja, ar damės tą čiriką. Aš tai norėjau pigiau paimti biškelę, ne? Ai, nu tai. Taip jau įnausų. Ne, tai čia buvo kalba, kad tik buvo derinsimsi. Derinsimės.
Biški Čia ten. Robertas įlindęs, nu tai. Ne, nu, Ne, tai. aš 100, ne, tai čia tik ir buvo, čia 2, tai čia tu kur tu pažiūrėk iš tą saldainį. Čia 2, tai čia, nu, tik čia grotelė šitas nuo ko, aš nelabai suprantu, vat, būtent va šitas. Čia nuo banano ar ne? Ar čia kažko dar trūksta? Nes jos kažkokios netokios man. Nu tai ką? Ne, tai jeigu įimi Robertas įslytai, tai čia kaip perkeliu. Vso. Ne, tai tu pirmas buvai. Aš tiesiog, Nu. jeigu tu įimi ją. Tai ką aš žinau, aš jau nelindu tada jūsų reikia. niekur nebuvo. Nu, Tu buvai pirmas, nu. Robertai, sveikinu įsigijus šį nuostabų automobilį. Einam pildyti sutarčių. Viskas. Automobilis parduotas už 2000 eurų va šitas. Nuostabus, juodas, su ventiliuojamom sėdynėm, be jokių čekų, be nieko. Su tokiu salonu, pažiūrėkit, va, gražiu. Nu ką, nu biški, nuperstas, nu. Bet vairas tai kaip naujas, turbūt kažkas perdažė. Tai va, važiuoja, viskas idealiai, Robertas naujas savininkas, jeigu ką, kreipkitės pas Robertą. Jis pasiruošęs parduoti už 3000 eurų. Kada nors, oi, atsiprašau. Sakė 3,5, tai neskambinkit, nereikia jo, tai už 3,5. Gal jis jeigu atsipigins, tai bus gerai viskas. Nu ką, ketvirtadienis. Visą dieną nebuvo variantų. Ir va vakarinis. Va toks, va iššoko. Longas. Gerai eina. Longas, gražutis. Baltas, be rudelių, be nieko. 4,8 benzinas. 4,8 benzinas. 207 kW. Pučia kaip emkė, karočią. Tai va toks va mažuliukas. Toks va saloniukas. Komfortas šmortas. Juodas lubos. Opa. Prisoski. Savais laikais buvo aфиgenas automobilis. Mes atrodo jau neturim pirkėją. Vešim jį dabar pirkėjui draugelių Čipirikupui. Sudirbsim porą šimtų ir parduosim jį jam. Tai vat toksai vat ketvirtadienis. Nebuvo nieko dieną. Vakare va prekybininės. Paėmėm šitą gražuolį. Baltą gulbę. Tai tiek.